Vieną kartą įsegi. Apdaila gali ir visą sieną nusimti. Nu va. Koja darbo kabinetas. Laido šaka buvo užkritusi. Maišu, čia darbas mūsų. Čia darbų vadovas. Tas grybukas tikras pizdukas. Tai pranešiu. Džiugią žinią. Panašu, kad širšių lizdą radau. Ir kaip specialiai purškalo aišku nepasėmė. Namukai įsirengusios. Vieną kartą įsegi. Manau, kad gyvensiu. Visa čia jų trobelė. Čia panašu, vat. Namai. Aš aišku toks labai drąsiai. Čia galiu dar gauti velnių nuo jų. Nu, gal įsilakstys. Labai tikiuosi. Šiaip tai iki vienkiemio būtų galima nuvažiuoti tą purškalą paimti. Labai tingiu. Tai ką, kadangi reikalai pirmąją mūsų vienkiemį su vonia pajudėjo ir kol stingsta dušo padas, tai Klaudijus išvarė padirbėti į lūšnelę. Tai žodžiu, jau ir nuotaika iškart geresnė, kai vėl kažkas nors truputį juda. Smagu. Tai einame su Mūza pažiūrėsim, nes sakė, kad jau nulupo visas lenteles nuo lūšnelės. Tai žiauriai įdomu, kaip atrodo, eina savo. O vonioj gal neužilgo vėl turėsim dušą. Maži džiaugsmai tam kaime. Nu, tiksliau dušą mes turim, tik turim lauko dušą. Štai. Bet yra šiltas vanduo, tik tai bėda, kad kartais puola varmai, zyliai, ar kaip ten žmonės juos vadina. Tai va tas nemalonu, bet šiaip tai, kai turi šiltą vandenį, tai taip sakant nėra ko skųstis. Nu tai va, einam, pasivaikščiosim kartu. Ir pasižiūrėsim, kaip gyvena lūšnelė. Čia yra mylimiausia mano tako dalis. Tai šiaip, kai buvo čia ta didžioji audra Liepos gale, tai pas mus vienkiemį, ačiū Dievui, nieko baisingo nepridarė. Nu va, žiūrėkit, matyti? Wow. Matyt, kad buvo audra. Štai.
Tai taip, čia palaužyta medelių. Ojoj. Šiaip praslėdom. Tai ačiū gamtai už tai. O lūšneliai buvo dingus elektra. Buvo dingus apie 5 dienas. Matėm, kad ant laido šaka buvo užkritusi. Bet, žodžiu, mes kažkaip nieko labai ir nepušinom, nes, nebūtinai mums tos elektros ten nereikėjo, tai kažkaip galvojam, kad yra žmonių, kuriem labiau reikia po audros atsistatyti elektrą. Lūšnelė. Na, panašu, kad viskas. Žuvo nelygioj kovoj prieš brosą. Klaudijus nurinkinėjo lenteles lūšnelėje apdailą buvusią ir dabar štai atvežė lentas, jas nušlifavo ir mes jas panaudosim mano darbo kabinetuko vidaus apdailai. Tai pasižiūrėkit, kokio gražumo čia lentos yra. Ta prasme, tas papilėjimai, tie nelygumai, bet iš tikrųjų lūšneliai tai buvo va šita pusė. Bet man nelabai patinka šita pusė, nes man tas raštas nelabai patinka. Tai mes galvojam, kad dėsim va šitą pusę atvirkščiai. Tai va, žmonės, jeigu galvojat, kad reikia būtinai viską išmesti, tai žinokit, ne. Galima prasisukti, pažiūrėkit, nerealiai gražios, jau laukiu, kaip atrodys. Va, tai tos lentutės atrodo štai taip, kur ant sienų. Va. Nežinau, kiek čia jums matosi, gal tamsoka. Bet štai va čia yra lūšnelės lentutės. Šiandien planas šitą sandėliuką apsirinkti ir nusigriauti, ištvirtyti. Na, aišku, čia gal ilgai nereiktų laukti, vis pats nusiardytų. Nu, čia toks vaizdas, kad su apdaila gali ir visą sieną nusimti.
Nu va. Dar 10 minučių ir paskutinis siena išrinktas sandėliuko. Tai realiai dabar belieka tik tai tą stogą pasižiūrėti, gal nusiimt kažkaip viršų ir bandytos balkius. Bet va toks, kaip sakant, pirmas pavyzdys gali būti pirmas vaizdas, taip sakant, apgaulingas. Va. Žiūrė, atrodo gražus mulkis, viskas ok. O va toliau žiūrė. Čia tas pats realiai balkis, ant kurio vėl nežinau, čia gal 10 metų, jeigu ne 20 metų lyjo ir jį graužė. Tai va. Nu va, stogelį nėra ir vėl 10 minučių. Nu va, kojo darbo kabinetas. Vonios kambarį išsimetė grybus. Ir viską turėjom išgriauti. Trečią kartą nežinau, ar jau čia bus manų, o jeigu vėl čia kažkas bus perdegima. Tai panašu, grybo istorija dar nesibaigia. Klaudijus Rūsy rado naują židinį. Ir giliau tenai, žodžiu, dabar ne čia po vonia, kurių viskas tvarkėm, o giliau į kitą pusę, kur liko nepakeisti rąstai. Ką meluojat, viskas čia normaliai, nėra jokio čia grybo, viskas čia. Ir nefilmuokit, čia nieko mes čia dirbame. Prašau išeiti iš čia. Ponas. Taip, maišau, čia darbas, čia darbų vadovas. Nu va, pasirodo, dar biškį radom gėrio. Čia keista visiškai kitoj sienai. Va. Čia sakyčiau labiau gal, nu nors ne, nu čia irgi tas grybas, ale. Va, jis toks po plėvelė ir kur atmatomai ant žemės jam. Na gerai, čia po akmeniu iš viso aš nesuprantu kaip, bet gal viskas per mažai susiveda ventiliacijos, o čia miški. Keiščiau visur kitur. Viskas kaip ir gražu. Nu, žodžiu, va, čia toksai va tas rūsys mūsų. Ir dabar va, kur padarėm. Nu, tai va, žodžiu, tokie tarpai. Tai čia 20 cm, gal dar daugiau. Tai turėtų būti viskas gerai. Tai va, tai tokie reikalai, tai žodžiu, nežinau, ar tavo nereiks trečią kartą
išgriaut, ko Klaudijus taip bijojo. Dabar sugalvojom dar tokį dalyką. Tiksliau, Klaudijus sugalvojo, kad galima tą grybą padeginti, nes iš esmės jisai žūsta tik prie 40 laipsnių temperatūros. Ir kiek paskaičiau, tai deginimas vėl yra pripažįstamas kaip gera dezinfekavimo priemonė tokiu atveju. Tai va. Tokie reikalai. Žodžiu, panašu, kad kova bus ilga ir atkakli. Tai toliau bandom kovoti su grybu. Ir Klaudijus dabar atsivežė drėgmės surinkėją. Bandysim tiesiog padaryti, kad kuo sausiau būtų rūsy. Prikatsimėm dabar. Tas grybukas tikras pizdukas, tai sako, panašu, kad dar ir jūs norit pasikoreguoti, atsinaujant truputį miegamojo grindis. Tai žodžiu, pjausiu grindis, nes va šitoje vietoje jisai lenda, nes iš rūsio, labai nepatogus priėjimas ir, bet kokiu atveju. Ar taip reiks kažkurios balkius keist, tai žodžiu, pjaunam grindis. Dar Gintariai nesakiau, jinai išėjo link lūšnelės pasivaikščiot su šuniu. Tai bus įdomu reakcija jos pamatyti, kaip grįš ir truputį grindų nebus. Reiktų dar ir vaštus galbūt. Va. Visų gražumo. Grįžinėja Gintarė per langą pamačiau su šuniu iš pasivaikščiojimo, tai pranešiu džiugią žinią, pažiūrėsim kaip reaguos. Sveiki. Sveiki. Tave. Žodžiu, biški grindis išgrioviau. Kokia? Išpjoviau. Miegamą. Kaip suprasti? Kas jau iš apačios jo. Po to pagalvojau, kad vis tiek reiks pjaut. Tai išpjoviau. Ką tik paukėdžiantas grindis? Ne ką tik, gal kokie 3 metai daugiau. Galiu jau eit pažiūrėti? Gali. Nors ne, gal neik. Tu nafik. Einam, pažiūrėsim, ką padarė. Einam. Jau bijau.
Eik tu nafik. Ką tik pakeistas čia buvo grindys? Čia jau viskas, daugiau nepjausi? Tai aišku pjausi. Juokauja. Ne. Rimtai? Nu tai? Tai kiek pjausi dar? Nu, kol bus Tai ko pelėsis. tu filmuoja? Taip. Koks pelėsis čia grybas, Klaudijau, iki kur pjausi? Nu tai kur baigsis grybas, nežinau. Nu rimtai, Klaudijau. Nu rimtai, sakau, nu. Galais iki čia, va kažkur, nes čia va matos dar biškį lenda. Tai va čia. Tvarkaisi? Aha. Svečiai atvarys, tai biškį nori pasišluot. Čia dar išpjovė, vat štai tiek. Žodžiu, įsijautė ir negali sustoti. Jo. Tai ko nedirbi? Dirbu. Dabar ilsiuosi, varau biškį į džekuzę Rusį. Ir po to grįšiu vėl pilnas jėgų. Jau pilnas? Oha, atsigavęs labai taip. Einu iš Rūsio, paimsiu 5 litrus vandenuko. Supipsėjo panašu, kad prisikaupė drėgmės surinkėjas. Aha. Man reikia gal pasišviest, kad matyčiau iš ten gal paimti. Prašau, paimkite. Išlaikysiu, kažė? Nu, tu stipri moteris turėtų. Štai. Per naktį. O per kiek? Per 5 valandas, sako. Mūsų visai patinka. Bet šiaip nežinau, ar labai gerai, kad jinai čia guli, nes čia nukasė grybo Klaudijus. Ir neaišku, kiek čia jo yra, o esmė yra ta, kad grybą perneša pelės, gyvūnai, šunys, katės ir net žmonės. Bet bent jau kiek aš supratau, tas trobagrybis turi būti pajuodavęs. Jau suprantu, kad kai išskirnėja tų tūkstančius ten sporų, tai tada gali jį pernešti. Tai čia atrodo, kad kol kas jis nebuvo toks rudas. Realiai labiau toks baltas kreminės spalvos, kas yra pati grybo pradžia. Tai gal ir nieko tokio. Mūzai visai čia vėsų, faina, patogu. Taip, mūza? Patogu? Ką, mažytė? Ir man patogu visai. Man kaip šis biškį. Palauk, pažiūrės, kaip jie prie atrodo. No. Tai šiandien norėjom parodyti jums tiek, nors ir didieji darbai nusikelia šiltajam sezonui, bet mes čia vis tiek stengsimės darbuotis ir žiemą. Taip, tikrai turim ką nugenėti, sutvarkyti, iššluoti, pasiruošti, o be to važinėjom ir savo pirmąjį vienkiemį pasižiūrėti, ar neatsinaujina grybas, nes labai nenorim jo užleisti. Kaip mums sekasi tą padaryti, papasakosime jau kitose serijose. Be to, turim ir nufilmuotas, bet dar neparodytas medžiagas, tai tikrai ir toliau kursime jums turinį. Ir kas dar nepaspaudė like ir subscribe, būtinai tai padarykit, kad sužinotumėt pirmieji, kada išeis mūsų nauja serija. Iki. Ate.